Mes esame Kalifornijoje, Eureka miestelyje, nuėjome į zoo. Vaikai labai susijaudinę, teigia, kad rado kažkokias žuvytės ir kad tai labai įdomu. Nueinam žiūrėti, kasgi čia. Čia turi būti ūdros. O, žuvis. O čia kas? Tu gali per čia žiūrėti upę. Per tą tunelį? Jo. Šitam tai... Čia yra... Oh my god. Šitas tunelys eina kiaurai per Audro. Aha, o kur ūdros? Nėra. Ūdrų nėra. Nu tai... Bet čia yra Audro akvariumas. Ūdro akvariumas, palauk, aš išlendu. Kas čia? Tu su savo zuikučiu? Aš matau žuvis. O tai kur tos ūdros? Išleisk savo sparnus. O va. Kaip tu ir paprašėjai, taip išskleidė. Išleisk sparnus. Išleisk. O va ten dar tokie gyvūnėliai guli toliau. Kas jie tokie? O kas ten taip garsiai? Labas, papūga. Labas. Aha, garsiai ten aš matau paukštelį, bet nufilmuot. Gimtis į pakakų yra parašyta Chester. Chester. Jis dabar valgo. Pakelk. O, šakinė. Kiek gali pakelti Mają truputėlį? Matai? Matau. Bežionė. Jis tiesiog... Jo toks veidas gražus. Koks jis juokingas. Jis labai juokingai vaikšto. Eina, nepasiek. Kur liko? A, jam specialiai maisto primeta visur. Matai, kad jis laipiotų. Ne į vieną dubenėlį, o mažais gabaliukais primeta visur. Taip. Gerai, idėja. Mes esame prie bush dogs, tokie gyvūnėliai, kažkokie krūminiai šuniukai. Narvo ir dabar jų maitinimas, bet pažiūrėkit, kaip jis vyksta. Moteris jos Visur pridėjo maistą. Taip, jie jos uždarė ir per tą laiką maistą primetė visur. Biškių mėsos gabaliukų įmetė į vandenį netgi, taip, ir dabar jos išleis. Štai kaip kokia gera idėja zoo, kad nebūtų maitinami gyvūnėliai laukiniai iš bliūdo, jie turės susirasti maistą. Na va, jos paleido. Maistelis įdirmas ras. Na, ieškok. Pažiūrėk, jis uostinėja ir ieško, kokie maži gyvūnai. Jisai eina ten, kur ėjom dėti ten. Jie šiaip supranta, kad tokiu metu atsiranda maistas. Na. Šokį vandenį. Taip, vienas kažką pastebėjo vandenyje, taip? Ar jie šoks vandenį? Na, žiūrėsim. Jeigu jie nori paimti... Jisai man toks įspūdis, kad vengia, nelabai nori smarkiai vandenį lyst, bet ką darysi? Ten yra maistas. Vandenyje yra maistas. Toks įspūdis, kad nelabai nori.
Na, o tu kur ieškai? Visai bando priartėti, bet labai nenori lipti į vandenį. Žiūrėjau, kad šitas lipa. Ir jiems visada į randoviškus vietos. Nu, tikriausiai skirtingas vis. Pažiūrėjau šitą. Jisai uosto. Uosta, O na. jisai surado, ko čia yra. Žiūrėk, jis sugalvoja ištraukti. Jisai sugalvojo ištraukti tą. Ten viduje yra maistas? Aha, viduje yra maistas. Jisai tą lyg ištraukė. Ką jisai tada daryti? Ir pabėgo, žiūrėk. Vis tiek nesuprato. Jisai galvoja, kad tas dalykas buvo maistas. Jo, jis kvepėja. Bet vėliau jie vis tiek ten abuostis. Jisai čia numetė tą dalyką. So do you always put fish in there and did it go through the same discovery process every time? Or? Jie labai vengia lipti į vandenį, I pažiūrėk. don't know why, but I only really put things in there when it's a nice day like today. They really don't want to go in. And also, you see the blue thing? They pulled the rope out of it and just ran away. Great. Mama, did the rope go? Phillips. Aha. You see the rope? It Oh, great. Na, davai, lipk. Jie sako, kad gali netgi pagauti vandenyje gyvą, sumedžioti padarą. Bet matosi, kad labai jau, jie mato, bet labai jau nenori kažkodėl lipti. That's so fun. You can do it, buddy. Now, these two are brothers. They're about 3.5 years old. Čia broliai. Perito has the very blonde neck over here. O, Here he goes. pagavo. O tas jau sako, daug man. Now you'll notice something. So Mato, who went and got that food, he's the alpha dog. But Okay. he was not, even though he didn't really want to share with Perito, he wasn't growling at Perito, and Perito got to have some. And this is a really important thing to notice because in bush dog society, usually you have mom and dad as the head of a pack, and then a litter or two of pups with you at any time. And they do what's called cooperative hunting, where they work together to hunt in the wild. And what would happen if Mato, the alpha dog, kept everything for himself? So probably next time Perito wouldn't help him out. So they have to be good at sharing and willing to share. Adelaide. Matai, jisai vėl taip pašoko. Jisai vėl pašoko. Jisai vėl pašoko. Rudas yra lama, baldas yra lama, o rudas... Štai kokia graži yra glostymo zona. Lama tą duodasi glostyti. Ožkytė. O lama, kaip glostai lama jau? Lama minkšta, gali irgi ją paglostyti. Toj, Kristoferi. Man atrodo, kad yra ne lama. Ai, čia ožys. Kokia dar lama? Aišku, kad čia ožys. Koks geras. Nelabai svarbu. Koks geras.
Matai, man šie ragučiai. Jie nupjauti, kad jie matyt... Jie nupjauna ragus tiems, kurie gali. Nu, žinai. Yra parašyta goats only. Spaideris. Kas čia? Čia vištas buvo? Negalime gauti. Vištą negazdinkit. Mama, kviečiauja. Tuoj nueisim. No, this is goats only. Goats only zone? But there's chickens here. This is Well, chickens, you're not supposed to. Nice. Is he adopted? Is that where you're from? Yeah. Nice. That's very cool. Good for Toliau nenoriu eiti, nes bijau, kad nulūš šaka. Šakų nereikia laužyti. Aš tik tai čia sėdėsiu. Jo ant storų stovėk. Štai kokio dydžio yra erelio lizdas. Nu, aš galvoju, kad didelis, bet aš esu tikrai nustebus. Dedu koją savo mastui palyginti. Oho, ir kokie milžiniški pagaliai, iš kur jis padarytas. Na, ką? Pelėdos? Čia Kristoferis labai laukia šitų erelių. Labai seniai norėjo juos pamatyti. Čia yra simbolis turbūt Amerikos. Galima tik per vidų pamatyti, jisai stovi ant viršaus. Čia jie ūdrą tą pamatė, kuri buvo užlipusi ant to tunelio. O, kažkada. Oh my god. Duokit man nufilmuoti biškutį, gerai? Auksinis kiaušinis. Ko auksinis? Of course. But once we get to piggies with the carrots, it's these two. Dakota on the left and Toby on the right. They're very funny. The other guy is already full of fish. Tada jie yra vaikai. He's so full, there's much more.